Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedu astrologė. Jūs esat mano kanale, vedu astrologiją lietuviškai. Aš pradedu naują ciklą šitame kanale apie žymius žmonės. Mane domina žmonių likimai ir kaip Džioitišas vedu astrologiją gali aprašyti jų tos likimus, nes apie Lietuvos politikus aš negaliu, kaip sakant, rašyti, pasakoti kažkokius ten neigiamus dalykus labai, nes vieniems žmonėms patinka, kitiems žmonėms nepatinka tie žmonės. Ir aišku, ten lysti per daug į jų ten tuos vidinius, ten tuos dalykus, neturiu aš tokios teisės. Aš tik tai, jeigu aš matau pas politiką kažkokias tai, tokias geras kombinacijos, kažkokias stipres kažkokias, tai aš apie tai išneku. Jeigu tai yra kažkokios ten pilkos pelės, tokios nieko neišsiskiriančios, arba kada yra iš tiesų, matosi kažkokie labai tokie destruktyvūs dalykai, tai kaip sakant, aš su savo tais video nieko nepakeisiu, taip kad. Tai vienu žodžiu dabar, šiandieną aš pabandysiu pašnekėti apie Ozzy Osbourne. Nes neseniai žmogus, kaip neseniai, jau pakankamai laiko praėjo po jo mirties, nes aš irgi kaip astrologas, aš neturiu teisės lysti į žmogaus horoskopą, kada jisai tik yra miręs. Jeigu žmogus miršta, aš tik tai užfiksuoju tik tai datą, jeigu man tai yra įdomus žmogus kažkuom, tai aš užsifiksuoju datą tik tai ir paskui jau kai praeina pakankamai daug laiko, tik tai tada tik tai aš jau jį tada žiūriu ir nagrinėju. Ozzy Osbourne. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, kaip mano kartos žmonėm, tai jisai įdomus vis dėlto buvo. Gal jaunimui dabar jau ir netaip įdomu yra. Tai šiandieną aš pasižiūrėsiu Ozzy Osbourne. Toksai menininkas, mes jį prisimename kaip labai tokį kontroversišką ir ten to sunkio metalo pradininkas. Ir tas jo sceninis įvaizdis ten toksai labai ekspresyvus ir toks impulsyvus ir drastiškas labai. Ir ten jo tai įsišokimai, ten nukando, ten jis tam šikšnosparniui, ten galva ten ant scenos, ten didžiulis skandalas buvo, ten iki šiol apie tai rašo šitą. Ir aišku, žinome, jis ten kaip ir tos priklausomybės, ten kaip ir narkomanas ir alkoholikas ir ten. Ir paskui jau vyresniam amžiui, kaip jo ten tas vėlgi, tas realybės šou ten jau toksai jau. Tiesa, šitas jo tas gimimo laikas, jisai, kiek aš žiūrėjau pas šitą, ieškojau vedų astrologai, apie jį kažkaip tai nieko nerašo šitą. Vakarų astrologai yra ten kažkiek tai, kad šitą, nagrinėjo ten jo tą horoskopą. Iš tikrųjų, jo toksai, konkrečiai tas jo gimimo laikas, jo nėra. Yra tik tai, ten kažkoks žmogus rašė biografinę knygą apie jį. Ten yra parašyta, kad jisai yra gimęs ryte. Tai jeigu pasižiūrėjus ryte ten tas valandas, tai ten skorpionas, kylantis ženklas skorpionas, tai ten aišku, man kaip vedu astrologui, tai man akivaizdu, kad tai yra jo būtent ženklas. Ir ten tos visos kombinacijos, tada ten jos akivaizdžiai parodo, kodėl jisai toksai, kaip sakant, ir genialus, ir kodėl jisai toksai destruktyvus. Kylantis ženklas skorpionas. Vėlgi, skorpionas su Saule ir su Merkurijumi. Aišku, iš dalies tas skorpionas jam davė šitą tą tokį ir tą charizmą tokį, ir tą tokį sceninį magnetizmą. Ir tą tokią, gal kažkuria prasme tą tamsią kūrybinę tokią prigimtį. Tačiau tai ne vienintelis, taip sakant, tai ne vienintelis faktorius, nes čia šiuo atveju tai jo visą tą karjerą ir tą, kaip sakyti, tą sceninį jos tą įvaizdį, čia visai kitos planetos šitą, ir tą destrukciją visai kitos planetos tai apsprendžia. Nes pavyzdžiui, aš žinau
tų skorpionų, kur žmonės absoliučiai labai tokie ramus, šeimyniniai tokie yra. Nu, bet iš kitos pusės, aišku, pavyzdžiui, skorpionas yra labai gilus toksai ženklas. Ir labai dažnai pas menininkus ir mūsų, aš žinau, iš mūsų tų žymybių, kad nemažai kas yra būtent skorpiono ženklai šitą. Nes tą tokį gilumą, jis duoda tokį sugebėjimą taip pasinerti labai giliai ten kažkaip tai tos, kaip sakant, tas sielos gelmestas. Nu tai va, tai čia va. Nu, iš kitos pusės, kada yra kažkokios tai kiti tie faktoriai, tai dar jisai duoda tą tokį, skorpionas duoda tą tokį norą gyventi ant ribos tokios. Ir dar plus čia ta saulė, tai tas toksai, nu, jo tas identitetas toksai, kuris eina ten per krizės tam tikras šitą. Nu ir per tą susinaikinimą tokį, nu, kaip sakant, susinaikinti ir prisikelti, tą transformaciją tokia šitą. Nu, dar Merkurijus lagnoje, tai jisai irgi duoda tą tokį, nu, aštrų protą, pakankamai ironiją tokią ir tie tokie provokuojantis tą saviraišką čionais, per žodį, per balsą šitą, nes Merkurijus, tai principė, jisai kartu ir žodžio šitas signifikatorius yra. Nu, tokia pats stipriausias tas derinys, tokio dar kartu to talento tokio, tai yra šita vieta, antras namas Šaulyje su Marsu, Jupiteriu ir Mėnuliu šitą. Tai čia tokia ta vienas stipriausių tos tokios meninės ekspresijos, tokios tas derinys toksai. Nes antras namas tai yra balsas, yra scena šitą, nu ir tas talentas per žodžius ten išsireikšti. Ir Marsas plius Mėnulis, tai tokia emocinis sprogimas toksai, ta tokia sceninė, taigi ten baisiai ta tokia ekspresija tenais pas jį būdavo. O Jupiteris jisai duodavo tą tokią masės didžiulės, šitą populiarumą, autoritetą šitą. Ir kartu Jupiteris su Mėnuliu, tai vedinėje astrologijoje didžioji skaitosi viena iš geriausių šitų kombinacijų. Nes tai vadinasi Gadžia Kešari joga ir jinai verčiasi kaip liūtas ir dramblys, Jupiteris. Kaip ir dramblys, Mėnulis čia gaunasi kaip liūtas šitą. Nu, tokias kaip ir simbolinė tokia išraiška, kad suprasti energiją, kokia yra šito junginio šitą. Ir dar plius visą šitą kombinaciją aspektuoja Rahu. Tai Rahu duoda tą tokį garsenybės tą efektą iš vienos pusės, iš kitos pusės, nu, tokį priklausomybių pavojų. Tai rodo, kad žmogaus, kuris per ir praktiškai tavo kultinį tą tokį įvaizdį, tokį, šitą kombinaciją jam ir suteikia. Nu, ir štai Rahu šeštam name, tai labai dažnai yra randama, ypač avinė, tai labai dažnai yra randama pas žmonės, kurie gyvena tokiam kovos režime, tokia pastoviai. Turi tokių savidestrukcinių tokių įpročių. Nes šeštas namas tai yra visokios ten lygos, žalingi įpročiai, o Rahu tai dar duoda tokį savotišką, nu, tokį apsėdimą, tokį ekstremizmą. Ir iš kitos pusės tokį didžiulį energijos šitą perteklių, kurį labai sunku yra suvaldyti. Štai jau ta saviraiška tokia ir buvo ten tam scenai, ten draskytis tenais. Ir Rahu avinė tai tokį duoda tokį karą su savimi. Toliau Saturnas. Saturnas yra 10 name. Tai tokia, nu, iš kitos pusės tai ir disciplina, nes vis dėlto, nu, tiek ilgai šitą išbūti, taip sakant, scenoje, ten, matomai, nors ir tos priklausomybės visokios buvo, bet tos disciplinos pas jį tenais ir užteko šitą. Ir toksai tada tas, nu, tas dėl ko metalas toksai tapo metalo pradininkas, tokia metalinė, tokia tas toksai, nu, tokia metalinė legenda, tokia griežtas toksai šitą.
Ir, autoritetas vis dėlto atėjęs toksai per tą tokią, skausmingą tą tokią savyraišką tokią labai. Ir dar va čia, kaip tik, Rahu aspektuoja Saturną, o Saturnas aspektuoja Ketų. Ir tai rodo tas toksai, kad, likimas toksai, pasidalinimas tarp tos šlovės, ir šitą, ir susinaikinimo tokio, savinaikos gal tokio, nes iš dalies tai susinaikino, aišku. Dabar Venera su Ketu 12 name. Tai tokia viena tų karmingiausių, galima sakyti, čia šitų konfiguracijų. Nes 12 namas tai irgi yra tos, priklausomybės, pabėgimas, noras pabėgti ten kažkur, tai tokios uždaros erdvės, ypatingai antroji gyvenimo pusė, tas jo prikaustinimas prie vežimėlio šitą rodo. Venera, malonumai, siekis malonumo tokio visokio, ir estetika ten tą visą ir ten ten tų tokių meilės, ten tų visokių, ten irgi tenais buvo šitą. O Ketų tai kažkas iš tų, matomai, jisai turėjo taip ir kažkas iš praeitų gyvenimų, toks kaip įskilimas kažkoks, tai prasiveržė pas jį. Tai taip, dabar šitas, šitos dvi kombinacijos pagrindinės tokios, jos supa tavo kylantį ženklą. Iš vienos pusės čia gaunas taip vadinama Papa Kartari joga, kada neigiamos planetos, Marsas, jisai tos jau tokia, malefikas yra, ir Ketu yra malefikas, jos spaudžia šitą kylantį ženklą, kaip. Ir jos ir duoda tavo tokia destrukcija, tavo priklausomybės, ten tas visas šitas tokias. Ir plius dar iš kitos pusės šviesios planetos, tos šviesios jėgos, sakykime, tos geros planetos, benefikai, Jupiteris, Mėnulis ir Venera, jos irgi supa šitą kylantį ženklą, lagną. Ir tai duoda tą tokį talentą šitą. Šitokia kombinacija ir sukuria tą tokį vadinamą genialumą. Iš kitos pusės, Jupiteris, jisai yra 5 namo, kur veikia scena, visa kūryba, visa šita jos šeimininkas. O Mėnulis yra 9 namo. 9 namas yra, vėl duoda sėkmę tokią šitą. Ir kada jie būtų susijungę, tai gaunasi tokia šita, karališkas, vadinkime, kombinacija. Nes ir plius dar čia Marsas yra lagnos šitas. Ir jisai už tai Gadža Kešarija joga šitą, ir čia dar yra ir kartu formuojasi ir karališka Lakšmi, tai joga, tai turto didžiulio, tai vis dėlto ten jisai tikrai per savo gyvenimą ten uždirba iš tų savo visų albumų, tai ten tikrai didžiulės sumas šitam, taip nežinau, milijonierius, o turbūt milijonierius buvo. Ir tokiais būdais visos šitos temos susijungia į tą tokį nepaprastai vienas dalykas, tai tas sunkus rokas toksai gaunasi, ne? Ir ta destruktyvumas, bet iš kitos pusės, jisai genialus skaitosi, savotiškas toksai tokio laikmečio genijus, Tai taip viskas susijungia, Skorpionas tą intensyvumą tokį duoda. Marsas, Jupiteris, Mėnulis 2 name, kas duoda tą muziką, balsą, tą masinę tą tokią šlovę tokią, tos dvi tos jogos ir tą Gadžia Kešari jogą ir šitą. Ir Lakšmi joga čia formuojasi šitą. Po to tas Rahu šitas aspektas duoda tas priklausomybės, tas šitą ekstremumą, ten tą tokį šitą, tą kultinį statusą, nes Rahu yra tokia plečianti tą jėgą iš vienos pusės, bet iš kitos pusės jinai tokia kaip ir, jeigu Jupiteris plečia su pliuso ženklu, kaip ir toks gera energija, Rahu plečia su minuso ženklu, čia visokių tokių dalykų yra.
Nu, vat Venera su Ketu, tai va ta va tokia savinaika, tokia šita perdėgymas, bet iš kitos pusės tas matomai tas toksai romantiškumas irgi tenais. O ta tokia jo karjera, tokia stabilia ir pastovė, tai čia jam davė šitas Saturnas 10 name. 10 namas tai vat yra ta toks, kaip sakant, aukščiausi tie socialiniai pasiekimai. Ir jisai visą gyvenimą, ta jo karjera visą gyvenimą šitą. Jis nebuvo tas toksai, kaip būna tokia vienos dainos dainininkai. Nors Saturnas čia, iš vienos pusės liūtas šitą, iš kitos pusės Saturnui liūtas, tai aišku, jisai nėra geras ženklas šitą, bet liūto šeimininkas Saulė yra, vat, ta vadinama tokia kendra, jisai vis tiek palaiko šitą, tą savo ženklą, tai to pačiu, va, tą, vat, kaip sakant, ir Saturną, ir tą 10 namą, ten Saulė stipriai palaikė, už tai taip stabiliai jisai visą gyvenimą ir buvo tokioj viršūniai pastoviai tas dėmesys, paskui ten ne tai, kad jisai muzikinę karjerą baigė, bet ir paskui ten tas realybės šou, ten tas toksai, tai va čia va, tipiškai, kaip sakant. Dabar, vat, vien tik tai, taip sakant, vat, tokios konfiguracijos neužtenka šito, kad, antiek žmogus būtų, vat, toks, jo gyvenimas būtų antiek toksai ir talentingas, ir genialus, ir destruktyvus. Dar, vat, jeigu paimti tas nakšatras, kuriuose yra planetos, tai vat, būtent, vat, vėlgi, vat, 2 namas ir 12 namas, jie čianais labai įdomiai susišaukia. Abudu, nes vat, šita Mėnulis yra tokia nakšatrai, kuri vadinasi Purvašatha. Tai tokia, tai skaitykime, yra aukščiausia Veneros išraiška. Bet jinai labai savotiška yra, jinai gali būti iš tiesų, vat, ir jeigu tokiam, kaip ir tokiam satviniame lygyje, tokiam labai aukštam, tai labai tokia gera yra nakšatra. Bet jeigu vat, tokiam tamasinėme tome žemame, tai jinai tokia yra tikras iš tiesų ir žiauri kartu labai gali būti šitam. Ir vat, šiaip tokia, ta jėga, tai vadinasi, skaitosi tokia neįveikiama. Ir iš tiesų jisai, žiūrėkite, kiek jisai jau paskui tas lygos, tas Parkinsonas ir ten dar pasitų lygų tokių visų atsokių buvo, bet vis tiek ten įrašinėjo ten tos albumus. Ir va tas koncertas, tas, kuris, vat, kiek jisai ten 19 dienų iki mirties. Kai tas didžiulis tas koncertas, kai ten tipo ta daina, ten ta mama, ten grįžtu, aš, vat, tiesiog, vat, ant kiek, vat, toksai, vat, žmogus, vat, menininkas, ant kiek jisai, vat, nujautė greičiausiai visą tai. Ir iš vis ant tokį koncertą didžiulį, tokią masę žmonių sukviesti, čia labai gerai pasireiškia, vat, būtent šitas, vat, ta Purvašatha, vat, Mėnulis yra žmogaus sąmonė. Ant kiek nepalaužimas jau ten, ta Purvašatha, jinai vat, irgi daug labai duoda tokį būtent tą, tai skaitosi viena iš talentingiausių tokių nakšatrų muzikai. Ir kadangi 2 name, 2 namas, jeigu ten kažkur tai kitur, tai mažiau gal įveiktų šitą, bet kaip vat, 2 namas, irgi balsas, vat, per balsą, per sceną, vat, šitą, per vat, ir tas jau balsas ten toks, kaip iš kažkokių kitų pasaulių, ten kažkokiu tai. Taip, tai dabar čia Mėnulis, o dabar Jupiteris su Marsu, jisai yra, jie būtų stovi tokiai Mula nakšatrai. Tai dabar ta buvo kaip Purvašatha, kur Mėnulis stovi, tai buvo Veneros tenais, Venera, vat, matote, 12 name. O Marsas su Jupiteriu Mula nakšatra, o Mulas nakšatras šeimininkas yra Ketu. Ir vat abidvi šitos planetos, jos stovi irgi kartu, tie vat abudu šeimininkai, vat 2 namo 12 name. O vat Mula, tai jinai tokia yra tipo vat... Mulas šiaip tai toksai aprašymas yra, tai yra šaknis. Ir kurią vat reikia išrauti. Vat jam reikėjo išrauti. Ir tai vat rodo, ta Mula rodo, vat, kad tas gyvenimas, jisai toksai vat per krizės kažkokias, taip ir tokius lemtingus lūžius šitą. Ir vat dar vienas dalykas.
kada, Wikipedija rašo, kada jam buvo 11 metų, ten jis toksai buvo, ta prasme, jisai patyrė seksualinę prievartą. Ir ta prasme, kad kaip tik, kai jam buvo 11 metų, jisai 48 metais yra gimęs plus 11 bus 59 metais, reiškia, kažkur tai ir kaip tik buvo vieni raketų tas periodas, ta daša šitą. Tai kaip tik vieni raketų 12 name. Suaugusių žmonių gyvenime 12 namas kartu yra kaip ir lovos, malonumai. Čia kadangi labai jisai gaunasi pažeistas, kadangi ir Saturnas, aspektuoja tą 12 namą, ir Ketu čia aspektuoja. Ir matot, kai buvo ta vieni raketų, jisai patyrė tą prievartą ir ten paskui jisai vargšas ten bandė žudytis ten. Ir matomai, kadangi vaikystė, paauglystė, tokia, irgi toksai blokas tam tikras. Ir kadangi ta Ketu kaip ir ta mūla, kaip mūlos tos nakšatros valdovas ir kaip tas noras tokį ištraukti tą šaknį tą tokią. Ir jisai matomai tą bloką, susiformuoja toksai kaip ir blokas, tokie dalykai, tai formuoja tokį psichologinį tokį bloką. Ir irgi per tą kūrybą, per tą tokį, jisai vis bandė tą bloką, tą tokį ištraukti iš savęs. Taip kad, čia dar vienas toksai, dėl ko jisai tą destrukciją nuėjęs buvo. Ir alkoholis, visas tas narkotikai irgi čia, kaip sakant, iš tos pačios serijos. Jis, sakau, turi būti nemažai, dar daugiau turi būti tų papildomų tokių irgi konfigūracijų, kurios irgi, jos kaip ir per kitus dalykus, bet jos vis tiek rodo tą patį šitą. Dar pasižiūrime tada Navamšą. Navamša tai yra vidinis žmogaus, toks pasaulis, vidinis jo potencialas vidinis. Aš visai čia nenagrinėsiu, bet šita viena kombinacija. Čia yra 8 namas. Čia yra 1 namas, kylantis ženklas, 7, 8. Ir čia yra Vėžys su tokia sankaupa planetų. Vėžyje Jupiteris egzaltacijoje, Marsas debilitacijoje, Saturnas Vėžyje irgi tokia nelabai gera jam pozicija. Bet kas yra 8 namas Navamšoje? Tai rodo tokį praeitų gyvenimų ten skolas, ten tas tokias traumas, karminės tokias visokias tas. Ir tai toks skaitosi tamsus namas toksai, instinktas įeiti į tamsą toksai. Okultinės energijos irgi 8 name pas visokius ten tos okultistus būna paprastai, stipriai 8 namas toksai, taip pat išreikštas šitą. Ir dabar jeigu Saturnas, tai jisai būtent čia ir davė jam tas traumas, ten tą prievartą, gėdą kažkokią, ten tą atstumimo tokią karmą tokią. Ir tavo tokia ankstyva tavo tokia seksualinė prievarta, jisai kada patyrė, ten būdamas 11 metų. Tai čia tas Saturnas, ir dar Marsas kartu, 8 name, tai jie čia būtent ir rodo kažkokią tokią, ta prasme, tokią karmą tokią, ir jam uždėjo tą tokį bloką. Vis tiek tokie dalykai jie uždeda, ypač tokiam ankstyvam amžiuje, tai uždeda tokį bloką tokį visam gyvenimui. Ir paskui jisai ir rovė, kaip sakant, tą skausmą, tą visą ir malšindamas ir tuo alkoholiu, ten ir tais narkotikais, ir scenoje ten tas toksai, kaip sakant, rovimas toks viso to. Taip kad tokia, tokia karma, tokia, kaip sakant, tokia sutraiškyta siela, tokia šita. Ir šita. Ir dar tas Saturnas, tas toksai duoda tą tokią senatvinę, degeneraciją tokią. Ir ant to Parkinsono, kada jisai susirgo šitą, tai tas Saturnas, šiek tiek ir Marsas šiandien prisideda. Saturnas, Marsas, jie taip.
Nors principė palyginti, bet Jupiteris matomai vis dėlto, nors jisai ten sakė iš pradžių, kad jam nustatė ten 19 metais tą Parkinsoną, paskui prisipažino, kad netgi 2003, bet, kiti žmonės su to Parkinsonu žymiai sunkiau serga. Jisai ten tik tai gal paskutiniais metais jau tame invalido vežimėlyje ten vartodavo vaistus, taip kad greičiausiai tas Jupiteris jisai šiek tiek davė tokį, apsaugojimą tokį, kažkuria prasme tokią. Jisai ten kankinosi, aišku, tai tokia liga sunkiai jinai yra, bet tai vis tiek, nes Jupiteris čia yra egzaltuotas, čia yra pati ta geriausia Jupiterio energija. Kaip ne čia, bet ta prasme, kad vėžyje Jupiterio yra tai pati geriausia energija, apšė, kokia yra pas mumis visatoje. Tik aišku, 8 tokiam name, tai Jupiteris jau, jisai gaunasi, čia taip vadinama asura joga. Asura tai yra, demonai, demoniškai, vėl demoniškai. Dėl ko jo visas tas talentas, visas tas genialumas, visas tai pasireiškia tik per tokią, per pakankamai juodus tokius dalykus šitą. Marsas, tai Marsas debilituotas. Tai jau tokia savidestrukcija ten ir tas priklausomybės visos, visa ta Marso jėga nukreipta dažnai būna į vidų, savęs naikinimas toksai. Tai tavo ta seksualinė trauma šitą. Ir ta tokia agresija, pyktis toksai, ten ypač jaunystėje, tai ten kiek irgi rašė, tai susimušdavo pastoviai, tai ten tos komandos narius atleidžia, prisigėręs, nors ten. O kada jau ten, ir Marsas toksai debilituotas, tai senatvėje tą duoda tokį kūno išsiekimą. Ir vėl čia tas Parkinsonas dasideda. Nes tai Marsas tai tau tokia gyvybinė energija yra. Ir aš, aišku, iš kitos pusės aišku, ten tos daug tos tokios impulsyvios energijos dar ir Rahu, čia iš tam pirmam duodavo jam. Irgi Marso, avinė Marso šitam, ženklė šitam. Čia fiziniam tam plane jisai Marsas, čia labai gerai stovi, nes irgi šaulys ugnies ženklas ir Marsas čia gerai jaučiasi, labai. Štai, tai kaip džioitišas vedų astrologija, iš tiesų parodo žmogaus tokį likimą, kodėl jis yra toksai. Kuom dar šitas, ką aš dar noriu pasakyti, tokių, šito horoskopų, tokių šito nagrinėjimų, kad vis dėlto, viena kombinacija, jinai, neapsprendžia tokių, kad ir tokių, kaip ir destruktyvių dalykų, taip ir tokių genialių dalykų. Turi būti, nemažai per skirtingus, skirtingos tos pozicijos turi rodyti tą patį, kad iš tiesų tai žmogaus gyvenime realizuotųsi. Nes, šitą video greičiausiai žiūrės tokie žmonės, kuriems, kažkiek truputėlį įdomi yra jau pati ta astrologija. Nes tie, kur mano anksčiau ten būdavo ten apie politikus, tai daugumoje man toks jausmas susidaro, kad ten žmonės ieško tiesiog kažkokių ten pikantiškų detalių, kažkokių tai apie tos politikus, kažką tai tokio, už tai ten juos žiūrim. O čia jau, ir kada, aš iš savo patirties žinau, aš pradėjau tą astrologiją domėtis labai anksti, dar jaunystėje, ten gilioje jaunystėje, taip sakant. Ir paskui, kada augo sūnus ir aš pamatau ten, dar kada mažai ten dar žinojo apie tą astrologiją ir pamatai, ką nors ten tokio, pasiri ten, ką nors tokio, negero ir pergyvenimas iš tikrųjų. Tai irgi, kai moteriškės ten, kurios šiek tiek domisi pas savo vaikus, pamato tokį, tai ten, tai sakau, turi būti viena konfiguracija, jinai kažkur ten fone kažkas tai gali tokio panašaus būti, bet jau iš tiesų kažkokie negeri dalykai, arba kur labai geri dalykai, tai turi būti tikrai, ne vienai, ne dviejai turi daug kas rodyti. Tai tiek šiam kartui. Tai iki.